Sveiki visi, smagu, kad klausot paskaitos apie manipuliacijas santykiuose. Manipuliacijos yra toks dalykas, kuris man asmeniškai yra labai labai nepriimtinas, todėl kad bet kokios manipuliacijos, sąmoningos arba nesąmoningos tikslas, bet kokiu atveju yra priversti kitą žmogų elgtis taip, kaip tu nori, priversti kitą žmogų elgtis pagal savo valią prieš jo paties valią. Ir paprastai manipuliacijos sukelia galiausiai labai blogus padarinius, labai blogas pasekmes ir net nesvarbu, ar mes patys manipuliuojam, ar mumis manipuliuoja. Mano asmeniškai santykiai pasitaisė, apsivertė, net nepasitaisė, o apsivertė absoliučiai aukštinkojom, ne tik tada, kai aš pradėjau brėžti ribas ir neleisti manipuliuoti manimi, bet ir lygiai taip pat, kaip pati nustojau manipuliuoti. Nors iki tol pati net nesuvokiau, kad aš manipuliuoju, tiesiog neturėjau tokios intencijos, tokio ketinimo manipuliuoti, tiesiog iš savo pačios žaizdų, iš savo pačios nesaugumo, iš savo pačios nerimo, elgdavausi vienaip ar kitaip, kad paveikčiau kitą žmogų, kad gaučiau trūkstamo dėmesio, trūkstamo rūpešio, elgdavausi nuodingai, elgdavausi toksiškai ir tai tikrai santykių negerino, santykius tik tai vedė bedugnės link ir laimės nepridavė nei man, nei tam žmogui, kuris su manim buvo santykiuose. Ir dabar praėjus jau daug metų, iš tikrųjų jau nuo tada praėjo kokie 15 metų, aš dabar tą stebiu labai stipriai savo klientų augime, savo klientų sąmoningėjime, kad kai pradedam prisiimti atsakomybę už save patį, kai pradedam nustoti manipuliuoti arba neleisti manipuliuoti mumis ir brėžti ribas, kas dažniausiai eina kartu, viens prie vieno, todėl kad kol nematom manipuliacijų, tai nematom ir kituose, nematom ir savyje, tiesiog tos manipuliacijos neatpažįstam, manom, kad čia kažkas taip, kaip ir turi būti, na, jaučiuosi kažkaip nelabai kaip, bet kažkaip neturiu prie ko prikibti. Ir tos manipuliacijos tiesiog neatpažįstu. Tai tada neatpažįstu tiek savyje, tiek kituose. Ir kai pradedu tas manipuliacijas atpažinti, tai tada lygiai taip pat atpažįstu ir kituose, ir savyje, ir tada galiu keisti ir save, būti laimingesnis, sveikesnis, sąmoningesnis žmogus, kurti sąmoningesnius, sveikesnius, laimingesnius santykius ir lygiai taip pat brėžti ribas ir neleisti manipuliuoti savimi. Tai yra pasakyti stop, žiūrėk. Čia va tokia manipuliacija, man iš tikrųjų tai yra nepriimtina. Na ir ką, ir pakalbėkim dabar, kokios tos manipuliacijos yra. Jų yra labai labai daug. Aš atrinkau tas 10, kurios man atrodo, mano patirtimi, tai yra bendraujant tiek su klientais, tiek iš mano pačios patirties, jos yra pačios dažniausios. Ir viena tokių fainų dažnų manipuliacijų tai yra perteikimas atsakomybės kitam už savo jausmus. Tai yra pirma manipuliacija - atsakomybės perkelimas kitam už savo pačios arba savo paties jausmus. Tai yra, jeigu aš jaučiuosi nelaiminga, tai tik tai dėl to, kad tu vat, kažkaip elgiesi, kažkaip netaip žiūri, kažkaip netaip, ką netaip padarai. Jeigu aš jaučiuosi nelaimingas, tai vėlgi todėl, kad tu kažko nepasakei, kažko nepadarei, ko nesusipratai, kažkaip netaip pažiūrėjai, su kažkuo ne tuo pasišnekėjai. Kad ir kaip įdomiai tai skambėtų, už savo vidinę būseną mes esame atsakingi patys. Žmonės labai įdomiai bando sukontroliuoti visą tai, kas nuo jų nepriklauso. Tai yra visą tai, kas yra išorėje, ar ne, bandom sukontroliuoti kitus žmonės, bandom sukontroliuoti situacijas, bandom sukontroliuoti kitų jausmus, emocijas, reakcijas. Ir kuo mes labiau bandom sukontroliuoti išorę, tuo labiau tai reiškia, kad savo vidaus mes sukontroliuoti negalim. O vienintelis dalykas, už ką mes galim sukontroliuoti ir už ką prisiimti 100% atsakomybę, tai yra mūsų vidiniai jausmai, mūsų vidinės būsenos, mūsų vidinės emocijos. Ir už tai mes esam atsakingi patys. Ir na, niekas mūsų laimingais daryti negalim, jeigu mes viduje patys esam iš savęs nelaimingi. Tai yra mūsų laimę kiti žmonės gali sustiprinti,
na, arba šiek tiek sumažinti. Vienas psichologas yra paskaičiavęs, nežinau, kokiu būdu jis tai skaičiavo, jisai paskaičiavęs, kad maždaug 15–20% kito žmogaus mūsų laimę gali sustiprinti arba sumažinti. Tai yra, jeigu tu 80% laimingas, tai tavo partneris gali tave, na, padaryti dar 10–15% laimingesnį, na, šiek tiek dar padidinti. Bet jeigu iš esmės ten yra nulis, ten yra nepradirbti dalykai, nepradirbti reikalai, tai niekas, nu, ten gali čiut-čiut tau dadėti, kas labai greitai išsisklaidys. Tai yra ir didžiulė iliuzija, kad kažkas kitas yra atsakingas už mūsų jausmus ir emocijas. Tai va, tai tas kaltinimas, kad aš taip jaučiuosi todėl, kad tu, yra absoliuti manipulacija. Ir bent jau aš tai tą darydavau labai dažnai, nežinau kaip jūs. Galit man parašyti, ar save atpažinti. Tai va, viena tokių dažnesnių ir stipresnių manipulacijų. Antra manipulacija, kuri man irgi labai patinka, tai yra tu pats turėjai, arba tu pati turėjai susiprasti, tu pati turėjai kaip tai kažkokiu būdu pat nuskaityti mano mintis, kaip logiškai išmastyti ir taip toliau ir panašiai. Šitas yra toks išplėstinis labai reikalas. Viena didžiųjų mąstymo klaidų apskritai yra tame, kad mes tikim kartais, kad mes galim žinoti, ką kitas žmogus jaučia. Tai yra nuskaityti kito žmogaus emocijas, aš žinau, kad tu jautiesi taip, aš žinau, kad tu galvoji taip. Ir pagal tai jau darom kažkokias supozicijas, kažkokius tai veiksmus, kažkokias tai reakcijas kyla ir taip toliau, nes aš esu įsitikinus arba įsitikinęs, kad va, tu jautiesi taip arba kitaip. Ir mes tikim, kad mūsų partneris irgi turėtų nuskaityti kažkaip tai mūsų jausmus, emocijas, poreikius, norus. Moteris labai dažnai tiki, kad partneris turėjo kažkaip pat susiprasti. Aš kartą kalbėjau su viena moterim, kuris sako, taigi jisai pats turėjo susiprasti, kad reikia man atnešti rožių, kad jos turi būti baltos, būtent baltos, ir kad jų turi būti 100. Tai tikra istorija. Na? Ir jisai pats turi tai susiprasti. Kodėl jisai pats nesusiprato? Arba jeigu atnešė tų rožių, kad ir visą 100, tai kodėl jos ne baltos, kodėl jos raudonos? Taigi logiška, kad jos turi būti baltos. Kodėl jisai nesusiprato? Na, čia toks jau ganėtinai stiprus atvejis, pavadinkim taip, bet mes tą darom ir daug smulkesniuose dalykuose. Vyrai kažkaip, mano pastebėjimu, labiau tiki, kad moteris turi nuskaityti jų kažkokias tai emocinės būsenas, taigi tu žinai, taigi turi suprasti, kad aš tave myliu, taigi tu turi suprasti, kad aš tavim rūpinuosi, taigi tu turi suprasti tą, turi suprasti aną, turi suprasti, kad man reikia pailsėti, turi suprasti tokius visokius dalykus. Moteris neskaito tų minčių, jai reikia, kad ir pasakytų jai, kad aš tave myliu, aš tam noriu pasirūpinti, ar ne, ir kad galbūt klausyk, šiandien viskas yra gerai ir su tavim, ir su manim, bet man tiesiog reikia pabūti vienam. Ne? Bet kažkodėl vyrai mąsto, kad moteris gali nuskaityti. Ir absoliučiai atvirkštinis variantas, moteris labai dažnai galvoja, kad vyras pats turi susiprasti, pats nuskaityti, net ir tokiuose mažuosiuose dalykuose. Sako, kaip pats vyras nesusipranta, kad reikia grindis išplauti. Tai iš kokio kiaulių ūkio gimęs, kad tu nežinai, kad reikia grindis išplauti. Na ir žinokit, taip jau yra su tais vyrais. Galim mes purkštauti, galim ką norim daryti ir taip toliau, bet jie net ir tokius smulkių dalykų kartais nesusipranta. Ir kartais jiems juos reikia pasakyti. Savaime suprantama, kartu gyvenant, dažnai mes pradedam nujausti ar ne, žinoti, kas kitam žmogui patinka, kas nepatinka. Tarkim, aš žinau, ką savo vyrui padovanoti su kalėdom, ko geriau nedovanoti, ką jisai mėgsta, ko jisai nemėgsta. Bet net ir tame jau lygmenyje, kada mes vienas kitą tikrai gerai pažįstam ir tikrai mano vyras labai gerai žino dažniausiai, ko aš noriu, net ir visame šitame apie savo poreikius iškomunikuoti reikia. Nes šitą manipulaciją tugi pats galėjai susiprasti arba tugi pati turėjai suvokti, ką aš galvoju, kad čia viskas taip ir yra. Tai
Tame glūdi tiesiog negebėjimas iškomunikuoti savo poreikių, tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, tai ateina iš mūsų vaikystės, tai užstrigimas kūdikystės amžiuje. Tai yra, kai vaikas dar apskritai nemoka kalbėti, nemoka nieko pasakyti ir mama yra ta, kuri turi atspėti, ko tu nori gerti, valgyti saldžiai, sūriai, ar šalta, karšta, ar dar kažkas. Vat, tai mes kai užstringam tokio biškai kūdikystės amžiuje, tai tikimės, kad kitas kažkokiu būdu nuskaitys tos mūsų poreikius. Nu ir pabaigai tokia labai tikra situacija, kada moteris man atėjus pasakoja, kad jinai žino, kad vat, vyras blogai jaučiasi ir kad jinai dėl to kalta. Vat aš kažką padariau, turbūt ne taip kažką pasakiau. Jisai dabar 3 dienas jau vaikšto visas be veido, visas nelaimingas, susirūpinęs, su manim beveik nekomunikuoja. Tai matyt, čia jau mūsų santykiams galas, nes viskas yra blogai. Sakau, klausyk, kad tu klausai, ne, tai aš žinau, o tu paklausk. Ne, aš žinau, kad čia aš kalta, o tu paklausk. Ir visas esė išėjo ant to, kad tu paklausk, tu negali skaityti kito žmogaus minčių. Na ir jinai susikaupė ir paklausė. Ir žinot, pasirodo, kas ten buvo, pasirodo, vyras galvojo, kur pasikeisti žeminės padangą. Trečias. Ar ne? Trečia manipuliacija yra tokia labai stipri perdėtas komplimentų sakymas. Ir tas komplimentų perdėtas sakymas yra labai dažnas narcisistiniuose santykiuose. Narcizai labai mėgsta užpilti savo, aš vadinsiu auką. Tai populiariai užpilti savo auką perdėtų tokiu dėmesiu, komplimentais, dovanomis ir taip toliau. Ir būtent tokių biški narcisistinių bruožų turintys žmonės, pastebėkit, jie avansų sako labai daug. Labai daug. Aš irgi turiu tokią vieną draugę, kuri nors ir šiaip, paradoksas dabar jums nuskambės, yra geras žmogus, iš esmės, bet dėl savo labai sudėtingos vaikystės, jinai turi daug narcisistinių bruožų. Ir kai jinai pradeda pilti, tu tokia nuostabi, protinga ir tas, ir atrodo nei iš šio, nei iš to, tai jau žinau, kad seks kažkur tai smūgis paskui. Smūgis į paširdžius. Todėl stengiuosi nekreipti dėmesio nei į vieną, nei į kitą, nei į tos komplimentus, nei paskui į tą smūgį, nes jie taip kažkaip, aš nežinau, išsireguliuoja. Jinai gražiai išsakyti negali, jinai smūgiuoja, bet prieš tą smūgiavimą jinai užpila komplimentais. Ir komplimentų sakyti reikia. Komplimentų reikia sakyti daugiau, negu mes lietuviai pratę. Tai yra faktas. Kadangi mano vyras vokietis, aš kai nuvažiuoju į Vokietiją, tai aš būnu nuolatos truputėlį nustebus, kiek jie vienas kitam sako tų komplimentų, bent jau mano vyro giminė, nes ir vokiečių irgi yra visų. Bet tas toks, žinot, tas yra jausmas, yra toksai jausmas. Būna, kad sako tau komplimentus ir tu jauti, kad žmogus nuoširdžiai sako. O būna toksai niuansas, kai tau kalba tos komplimentus ir tau toks jausmas, kaip mano viena kolegė sako, dabar jautrus žmonės neklausykit. Tie, kurie greit įsižeidžia, jautrus neklausykit, bet tai yra, jinai sako, žinai, kaip valgyti šokoladą su šūdo įdaru. Tai yra kaip ir gražiai pakuotas, kaip ir gražiai atrodo, kaip ir kvepia, bet tu prakadi ir jauti, kad yra kažkoks skonis, kuris, ir tu net nelabai gali kam nors pasiskūsti, ar ten, pasiguosti, ar kam nors papasakoti, ar aiškinti. Nes, sakys, tai ko tu nepatenkinta, ko tu nelaiminga, tau atsako krūvas komplimentų. Bet visi tie komplimentai, visos tos pagiros, jos sueina į tai, kad arba iš tavęs prašys kažką padaryti, kas šiaip tau nebūtų labai priimtina, bet tu dabar jau jautiesi toks, kaip lik turėtum grąžinti už tos komplimentus kažkokią skolą. Arba tau, kaip sakiau, dės kažkokį smūgį paskui. Tu sužinosi kažką tokio iš to žmogaus, kas šiaip nenorėtų. Kažkur tarp pažemins, nuvertins, dar kažkas to. Ne? Ir tu jauti, kad, čia arba aš turėsiu kažkur, arba iš manęs tikėsis, kad aš kažkur save perlipsiu ir darysiu tai, kas man nefengšui, arba tiesiog eis kažkoks vėliau nemalonus labai dalykas. Ir tas šokoladas su kūdo įdaru, mes tą jaučiam. O jaučiam kaip? Jaučiam, kad kažkas yra ne taip. Negaliu užčiuopti, negaliu pasakyti konkrečiai, negaliu įvardinti, negaliu net paaiškinti. Bet kažkas yra ne taip.
Tai vat tas komplimentų sakymas arba tiesiog labai gerų dalykų sakymas, norint paslėpti blogus dalykus arba norint priversti žmogų mm, elgtis taip, kaip jam galbūt nelabai priimtina, yra manipuliacija. Nemaišyti su tuo, kada mes nuoširdžiai ir normaliai tikrai norim žmogui sakyti komplimentus ir žmogui padaryti malonumą, žmogų pagirti. Tai yra ne apie tai.